Sveiki. Ką tik galvą išsiploviau. Norėjau pradėti vlogą su kava tiesiog ir po to į galvą išsiplauti. Bet kadangi pamačiau, kad labai gražiai saulė šviečia, galvoju, kol dar kyla, reikia eiti išsiplauti, nes gal gražių fotkių pasidarysiu. Ir greit nubėgau, išsiploviau galvą ir dabar kol biškį pastovės, tuo metu pasidariau kavos. Ir deduos pyragą, kurį vakar iškepė Evaldas. Vakar buvo tarp kitko pyragų diena. Ir vakar vėlai ganėtinai iškepė, tai nevalgiau. Sakau, pasiliksiu rytui, bet beje tas pyragas yra, sakykime, sveikuoliškas, nes yra iš avižų, šilauogių ir nenaudoja jokio cukraus, o stevija. Ir ką dar? Ir šokoladą. O šokoladą irgi be cukraus. Tai, varškės dar dėjo. Tai vat, pažiūrėsim, koks šis skonis. Labai, kaip pasakyti, noriu paragauti, tai vietoj pusryčių bus šiandien pyragas. Va, ir sveika gyvensena, ir sveika mityba. Tai vat, gerai lekiam tada prie stalo, dar papliurpsim ir eisiu ruoštis. Tai va, vėl susitikom aš su savo tuo rankšluosčiu ant galvos. Jaučiuos, kai indas, pas mus indų ateina į parduotuvę, tai žodžiu, grinai va, atrodau kaip jie. Tai va ta saulytė gražioji, apie kurią aš šnekėjau, greit va geriu savo kavytę ir, žodžiu, savo pyragą ragauju. Kai susiruošiu, reiks pasižiūrėti, ką apsirengti, nes žadam šiandien vykti į muziejų, kur yra Šeduvoj žydų. Tai, žodžiu, mes užsirašėm, užsirezervavom vietą, nes tam būtinai reikia užsirezervuoti. Kiek mačiau atsiliepimų, kad labai visi geri, bet esmė tame, kad mes eisim su Nikole. Tai Nikolė greit bus 4 metai. Ir tokią temą, manau, kad bus ir žiaurių vaizdų, bet greitai prasičekinam, kad yra ten kažkokios tai vietos, sunku pasakyti, kai dar nebuvau, kad, žodžiu, draugiška aplinkai su šeima. Tai, žodžiu, žiūrėsim. Dar, ką norėjau pasakyti, kad yra kažkokia ten tai vieta, gal kažkoks nuotraukos ar kažkas tai sudėtos, nebeatsimenu, kaip tiksliai ten parašyta, bet tenai rekomenduoja nuo 12 metų. Tai ten jau gal po vieną nueisim savo valdą pasižiūrėti, bet šiaip labai įdomu, nes atsiliepimai tikrai visų geri apie šitą muziejų. Žiūrėsim. Tai dabar pabaigsiu gerti savo kavytę, valgyti pyragą ir susitiksim vėliau.
Sveiki, su jumis sveikinuosi iš vėlaus šeštadienio vakaro. Tai lygiai prieš savaitę buvome muziejui, kuris yra Šeduvoje, visai nesenai atidarytas. Tai ką aš galiu pasakyti, tai žinokit, pačios didžiausios rekomendacijos. Kas nebuvot, dar rekomenduoju apsilankyti. Ta prasme, labai modernus, tiek išvaizda, tiek aplamai kokią žinutę skleidžia, tai žinokit, tikrai rekomenduoju. Ta prasme, kažkaip palietė pats tas muziejus, nežinau, norisi pradėti daryti net šeimos medį, nes ta prasme mano tėvai, teisingiau mano tėtis gimęs Šeduvoje ir mano abu seneliai ir močiutė ir senelis yra iš Šeduvos. Tai maždaug tuo metu augo, kai vyko viskas Šeduvoje. Tai vat labai dar norėjau paminėti, patiko, iškart tik atvykus matosi personalas, ta prasme, labai, kaip pasakyti, mandagus. Man toks jausmas, kai vaikščiočiau tikrai ne Šeduvoj kažkur, ta prasme, muziejui, nes toks pat jausmas buvo, kai aš buvau Mančestery karo muziejuje, tai žinokit, nieko ta prasme, nenusileidžia šitas muziejus nuo jo tikrai. Tai vat dar norėjau paminėti, kad tik atvykus ten duoda tokį kaip pultelį. Tai vat tas pultelis, prieini prie stendo, sakykime, kažkoks tai būna prašymas, kažkokios ten iliustracijos ar kažkas už stiklo, žodžiu, tai pasiemi, nusiskanuoji ir tiesiog per patį tą pultelį eina istorija, tai tu klausais tos istorijos ir toliau taip apžiūrinėjai muziejų. Tai labai žinokit, fainai. Buvom mes su dukrytė, tai žinokit, ir su vaikais galite vykti drąsiai. Ko dar nepaminėjau, kad būtina registracija iš anksto. Šiaip pats muziejus yra visiškai nemokamas. Man kažkaip nerealiai skamba, sujudinau kamerą, kažkaip nerealiai skamba, kad tikrai nemokamas, ta prasme. Tai vat, kas dar? Tai žiauriai patiko. Kažkaip tas pats muziejus buvo sukurtas žydų bendruomeniai, kurie gyveno tuo metu Šeduvoje. Ir pats statymas užtruko apie 10 metų. Ir kažkur buvau girdėjus, kad kainavo 2 milijonus, po to paskaičius galbūt 8 buvo milijonai, bet iš tikrųjų, kiek iš tikrųjų kainavo, nėra šaltinių 100% patvirtinta, tai kažkas vieni spekuliuoja, kad gali būti virš 100 milijonų investicijų į šitą muziejų. Ta prasme, 10 metų statė, tai jo, kilo tos kainos, tai daug kas galėjo ir pasikeisti, bet man tai tas nerealiausia, kad čia Šeduvoj, šalia mūsų, tai aplinkiniai, kas netoli čia gyvena, aplink Radviliškį, aplink, tai žodžiu, tikrai vykit, apžiūrėkit. Ir, sakykim, kad ir pačiam Radviliškyje nuvykus ar į tą pačią Maksimą, ar į kokią užkandinę ar kavinę, labai daug užsieniečių, ir vis galvoju, kame čia problema, o pasirodo, kad tas muziejus pritraukia žmonės. Tikrai, tai rekomenduoju. Dar norėjau paminėti, kad, kaip ir sakiau, būtina registracija, bet galima nuo 10 žmonių ir daugiau gauti net gidą, kuris jums praveda ten visą ekskursiją. Tai vat tiek apie patį muziejų. Žodžiu, tikrai labai rekomenduoju. Šitam muziejui aš buvau tikrai prifilmavusi video,
Klausiau ten, kai buvau, ar galiu filmuoti, tai sakė, jo, drąsiai gali filmuoti, bet pasidomėjus sužinojau, kad negaliu dalintis video medžiagą, ką esu prifilmavusi. Tai galbūt tik dalelę įkelsiu, kaip aš ten vaikštau, kažką žiūriu, nes negali matytis aplinkos. Tai vat matysi tik trupinėlį kažkokį, kaip einu ir vaikštau ir nedaugiau, nes negaliu. Labai gaila, bet tai vat tiek apie patį muziejų. Žodžiu, tikrai labai rekomenduoju. Dar norėjau pakalbėti, kad jau yra lapkričio vidurys ir visai gruodis čia pat, visas švenčių bumas ir kalėdos, naujieji. Bet dar norėjau paminėti, kad tas advento laikotarpis mums yra ypatingai magiškas ir stebuklingas, ypač advento pradžia, nes gruodžio 1 mes prieš jau beveik 4 metus tapome tėvais. Mūsų pačios nuostabiausios mergaitės pasaulyje. Tai ruošiamės jau gimtadieniui. Labai laukiu. Iš pradžių manėme, kad darysim šitą gimtadienį namuose, kaip ir darėme iki šiol, bet aplankėm čia vieną tokį visai šalia esantį, jau 4 metus beveik ir gyvenam čia šitam bute, nes įsigijom 2 savaitės iki Nikolai gimstant. Tai yra žaidimų kambarys, kurį taip mes aplankėm tik dabar ir apžiūrėjom, tai patiko, darysim žaidimų kambarį, nes kaip bebūtų, nuvažiuosim gražiai pasipuošę ir nei tvarkytis nieko nereiks grūstis čia namuose, nes kai paskaičiavom, gaunasi virš 20 žmonių, ta prasme, čia tik savi, be jokių draugų, tai va, tokia didelė mūsų šeimyna, plati giminė, tai darysim šitaip ir labai labai gerai, kad nusprendėm. Iš savo klaidų pasimokiau ir viską dabar sakaus iš anksto gimtadieniui, nes būna dažniausiai, kad užsisakai ir arba vėluoja, arba ateina, sakykime, iki tos dienos nesulaukiau. Buvo taip, kad nesulaukiau, nuėjau per darbo pertrauką, nupirkau visas dekoracijas, jis neatėjo ir tada gavau už valandos, kad siunta jau parėjo. Tai va, iš anksto padariau užsakymą, aišku, iš kur išeino, tai noriu pasidalinti, ką užsakiau. Dabar, kaip persigalvojame daryti patį gimtadienį nebe namuose žaidimų kambarį, tai galbūt kai kurios dekoracijos ir nebus panaudotos, nes pats žaidimų kambarys mums pasiūlė tam tikrus variantus. Tai dabar parodysiu, neinam į naktį, nes jau taip labai vėlu. Pas mane jau 10:30. Dabar filmuoju, nes labai noriu įkelti rytoj jums šitą video, nes po to nebus kada, vėl į darbą, tai žodžiu, einam prie siuntos. Šitą siuntą, viena aišku jau prapakuota. Tai nuo ko čia pradedam pradžiai? Tai čia, man atrodo, bus tokia staltiesė, bet ten tam kambarį labai didelis stalas. Įdomu, kokie išmatavimai. 274 cm. Tai gal ir tiks, nes tikrai tas stalas maždaug tokio dydžio. Bent jau taip įsivaizduoju, po to reiks pasižiūrėti, nes kad nebūtų taip, kad neturėsim po to staltiesės.
Dabar parodysiu tą pagrindinį dalyką, ką užsakiau. Tai Nikolė pati išsirinko, aš jį rodžiau. Suknelė. Norėjo, kad šį kartą būtų viskas undinėlių tema. Tai vat tokia labai nuostabi suknelė. Ir tortą užsakėm undinėlių temą. Tai pati išsirinko, labai džiaugiuosi, kad jau gali pasakyti, pasirinkti, tai leidžiu, nes, smagu, kai vaikas, išsako savo nuomonę. Ir svarbiausia, turi savo nuomonę. Taip, čia buvo Happy Birthday užrašymas. Toks irgi undinėlių tema, bet įdomu, ar man jį teks kažkur panaudoti. Aišku, nusivešim. Galbūt pavieniai kažkur tų undinėlių padėliosiu. Pasižiūrėsim. Kas čia? Čia va tokia mini. Aš galvojau, juos padėliosiu ant stalo, va taip pamėtysiu, bet dabar manau gal, nežinau. Kažkur, žodžiu, panaudosiu. Taip, daugiau užsakiau paneliai tatuiruočių. Kažkuriam gimtadienį buvom pas vaikus ir jai labai patiko, kad buvo tatuiruočių, tai paėmiau ir jai. Po pačią lankelį užsakiau. Labai gražus. Tai galvoju, kaip jisai čia prisitvirtina. Yra čia tokios gumytės. Tai va, šitom gumytėm prisitvirtina. Tada, kas čia? Čia tokios gumytės, tai galvoju, tą užrašą su juo tvirtinsiu prie sienos, bet kadangi dabar vyks ten, tai nežinau, ar bus panaudota. Tada balionų užsakiau. Čia, man atrodo, tokia kaip girlianda turėjo būti. Tai pasižiūrėsim. Daugiau užsakiau dar ir ketvirtą ant pačio, nežinau, gal praimsiu. Ir atidarysiu, pasižiūrėsiu. Va toks tas ketvirtas, undinėlių tema, tai ir ketvirtas su odegėlė. Daugiau paėmiau snacksams ar popkorną, o praeitą metą popkornų dėjau, labai pasiteisino. Tokie indeliai, padėti ant stalo gražiai. Ir dar turėsim draugų, berniukų. Nupirkau jų tema lipdukų. Tai nėra daug tatuiruočių, paėmiau lipdukų, galės klijuotis, pasidalinti kažkaip tų tokių, dabar kokią labai madinga tum sahur, balerina kapučina ir taip toliau. Turbūt jau ir jūs girdėjot šituos bajerius. Tai va, aš manau, kad bus fainai, kažkaip, nežinau, kažkur paklijuosim, ar užsiėmimą kokį, ar žaidimą kažkokį sugalvosim. Dar manau, kad turiu gliterių čia, kur darosi tokie. Tai mergaitėm papiešiu ant veido. Tai aš manau, kad praeis labai fainai tas gimtadienis. Turiu užsirašysi, ką noriu paminėti prieš šitą vlogą. Šiaip prieš tai vlogus nedariau, bet dabar pabaiginau šitą, kad nepamiršti kažko. Bet aš manau, kad geriausia gaunasi natūraliai, kai tu kalbi iš širdies, kažkas eina, tu sakai, kaip tada tu galvoji taip, kaip tau gaunasi. Tai manau, kad kitą kartą nedarysiu šitaip. Tai tiesiog gavosi taip, kad prirašiau 5 lapus, prasimankštinau ranką, prisimint, kaip reikėdavo mokykloje rašyti. Kaip ir minėjau, kad mum adventas yra labai ypatingas. Tai pirmi metai nusprendėme daryti Nikolei Elf on the Shelf. Tai kiekvieną dieną kažkokias išdaigas
iškries nykštukai. Tai pasidalinsiu visas išdaigas turbūt Instagrame ir Facebook'e storyse. Kas norėsit, užeikit į mano Instagram profilį ir galėsit stebėti ten nykštuką išdaigas. Man atrodo, YouTube aprašyme įdėjus esu kažkur savo Instagramo, jeigu ir ne, pažiūrėsiu tiksliai, negaliu pasakyti. Tai rasit kažkur čia, uždėsiu, tai užsukit. Ten truputį daugiau kartais dalinuos kažkokių istorijų iš kasdieninio gyvenimo. O žinot, YouTube tai vis tiek filmuoji ir kažkada įkeli. Tai vat, ką dar norėjau pasakyti, kad, aš manau, kad tas nykštukas, tikrai padarys tą ypatingą tokį advento laikotarpį ir greičiau sulauksim tų kalėdų ir šiaip tokia tradicija. Tai vat, juk patys ir kūrėme savo tas tradicijas. Matau žmonių, kurie naujai atvyksta į šitą kanalą, kurie užprenumeruoja, tai norėjau trumpai papasakoti, ką galite rasti šitam kanale. Tai jeigu tau patinka kasdienybė, kažkokie mamiški pasidalinimai, apžvalgos, tiesiog mūsų pačių šeimos nuotykiai, kažkokios tai išvykos, įžvalgos, užsakymų pasidalinimai, kažkokie tipsai, tai labai smagu, kad užėjai ir galbūt pasiliksi čia ilgesniam laikui. Tai ačiū tau, ačiū tiem, kas prenumeruojat, bet tie, kurie dar to nepadarėt ir tiesiog stebit, tai labai prašau jūsų tai padaryti dabar, nes čia yra pats didžiausias įvertinimas ir tokia motyvacija, kad kurti daugiau. Man tai daug ką reiškia. Tai prašau padaryti dabar, galbūt šiandien. Jau yra labai vėlus vakaras. Reikia eiti miegoti. Einu susiruošiu. Ilgai jau nebesidėsiu. Kaip ten sako tikri vlogeriai. Like, share, subscribe ir bye.